Lyg 1 Leonas Sirena, čia lyg 3 Feliksas Sirena, labas vakaras Arvydai. Tai jau supratau, kad ekstremalios sąlygos, nes signalas nestiprus palyginus. 5-9 plus 10 signalas, tai Laimis Vilniuje su savo standartinė setapu. Klausau. Signalą tavo šiaip tai 10 vatų visai gerai girdėjosi. Šitą Arvydą, negi pas tave kokio nors akumuliatorius nėra didesnės talpos, taigi lygtai buvo, kad užmaitinti tą visą, taip sakant, didesnį galingumą. Klausau. Tai va, Arvydai, tarp kitko Labanore elektros taip pat nebėra, gavau žinutę, taip sakant, bet aš tas dabar randuosi jau Vilniuje. Tai va, o čia aš turiu ir elektrą ir pas mane viskas taip sukomutuota, kad visa radio įranga iš 12 volt akumuliatorių maitinasi, kurie kraunami saulės energiją. Tai va, tokia mikrosaulės elektrinė yra užnaudota. Taigi nepriklausomai su tinklo avariniu atveju. Tai va, tai Arvydai, šiaip ar taip, tai bus labai įdomu pažiūrėti, kaip su kerti signalu tau gausis įvesti skėdą, o aš paklausysiu, padalyvausiu. Tai Arvydai, mikrofonas tau. Supratau, Laimutis, tai matyt, kad teks padalyvauti, teks matyt ir vietoms paskutinį sakinį nepilnai girdau, nes užskaičiau savo dažnį rankinėlį ir dabar dar nedažnį, trupučiuką minutę. Va dabar jau tiksliai dažnį vėl esu. Tai va, Labanore su lietum buvo gana įdomiai. Ta prasme, aš ryte 10 ryto išvažiavau, kai jau apstojo, o naktį 3 valandą nakties buvo apsiniaukę, bet be lietaus. Pradėjau matyti vėliau ir kokią 8 ryto tai jau lyjo, kaip reikiant. Aš tam kitko trafiką pramiegojau, kai lyja lietus, bardanai išsiferį, tai labai gerai miegasi. Tai va, tokia situacija. O 10 kažkaip apstojo ir aš išvažiavau čia į Vilnių. Tai mačiau ir saulės, mačiau paskiau didelis vėjas, antenas mano kaip ir išgyveno, bet obelį liko gerokai jau mažiau, iškritė viską. Tai va. O pas tave pridarė dar kokią nors bėdos, tai vėjas ar viskas tvarkoja, sklypia. Klausau.
šiokių tokių bėdų. Tai va. O ar labai ir Vilniuje tuo metu šiąnakt, ar buvo didelis balas iš ryto? Klausau. Balų nebuvo, buvo didžiuliai ežerai. Trečdalis krypos užpildyta, vienu žodžiu, ten, keliau, reiškia, buvo 6, daug, nustebau, kad taip gali būti. Aha, Arvydai, tai va, vis tik tada reiškia pas tave žymiai daugiau lietaus, nes Labanore ežerų nebuvo, o kai važiavau namo, tai aš irgi žiūrėjau, mano gatvė yra tam tikra vieta, kur ten kartais ežeriukas toksai didelis susiformuoja, bet pagal suneštą gruntą panašu, kad ten irgi tik tai balas buvo, o ne ežeriukas. Tai va. Tai yra tokia situacija. Tai Arvydai, nežinau, gal tu pabandyk šūktelėti, jeigu negirdės tavęs, tai aš pabandysiu šūktelėti. Ką galvoji? Mikrofonas tau? Dėkui tau už ryšelį ir šokas 7-3 ir bandau tada kviesti į grupę. Lietuva įgrikas vienas Sirena ir grupė, Alygris vienas Leonas Sirena ir grupė. Ar yra laukiant dažnėje plaukia? Alygris 6 Nijolė. Taip, aš dirbu elektros meras nuo akumuliatoriaus ir tiek keturi, gal 5 metai Alygris 1 Leonas Sirena, Alygris 6 Nijolė. 5-9 plus iki 15 maksimum. Jeigu tau gretimos patys netrukdytų, tai visai būtų suprantama. Dar tik tai ten savo signalą ten liežuvį ten paplonintum, tai būtų dar aiškiau, nes dabar botų daug, o aukštų mažai. Tai Rolandas iš Vilniaus irgi su baterija, bet ne dėl to, kad nėra elektros, o tiesiog aš testuoju, klausau. Rolandai, supratau, dalykas tavo lygis, rodo, va, žiūrėk, aš nepasireguliuosiu dabar, mes, reikia čia, žinome, kurioje vietoje yra, reikia pasireguliuoti, va, jau čia, jeigu neatsiras ta elektra artimiausiu metu, Tai ten funkcijos meniu, set meniu, ten tone control, tai yra tono kontrolė. Ten TX ir SSB galima nustatyti žemus, galima aukštus pakoreguoti. Tai va taip per meniu, ten labai nesunkiai jam taikoma yra. Klausau. Na, supratau, užjaučiu, nes pas mane kaime irgi iš žmonos gavau žinią, kad irgi elektros nėra. Tai ir greičiausiai atsiras ne taip greitai, greičiausiai rytoj tik pradės atsirasti. Tai jau tiek, Arvydai, tada einu į grupę su Laimučiu ir tada ko gero palikti grupę. Čia bus problematiška surinkti grupę. Alygris 1 Leonas Sirena, Alygris 6 Nijolė, kol kas tada Arvydai, sėkmės 7-3. Dėkui, taip, Alygris 3 elektros Sirena, Dėkui, Alygris 6 Nijolė, čia Alygris 3 elektros Sirena, labas vakaras, Rolandai, puikiai girdimas, 5-9 plus 15, rodikliai atsilenkia. Tai labas Vilniuje, klausau.
L3 Elektros yra L 6 59 plus 20, prieš tai buvo net ir plus 30 pastokia. Čia dabar tik tai mano tą antenos laidą, tai gerokai dar saužiau, o girdžiu čia iškreipimą vėją. Tai ten šokinėja gal net ne 2 metrus, gal visus 3 metrus į šonus, į aukštyn žemyn ir taip toliau. Laimiai nesikabina ant gretimų, ant šakų, ten gretimų medžių šakų ir tokiu būdu būtų visai jau blogai nutrūkę. O dabar laikosi viskas dar gana didvyriškai, kol to. Čia 937, nu tai valio. Pas mane dabar žiūriu už lango, kad ir gana ramu, kažkokio tai didelio vėjo krikimo nebėra. Buvau išlipęs ant stogo pasižiūrėti, kaip man antenas lanksta tada, kai vėjas buvo. Nu tai blaškėsi, jos ten blaškėsi, bet linko, bet nelūžo. Tai va visa laimė. Tai va taip, Rolandai. O Labanore taip pat neturiu elektros, gavau žinutę ir paskiau gavau ESO atsiprašymą, kad mes darom viską, ką tik tai galim, bet elektros dar kurį laiką nebus. Tai va taip, klausau. Nu tai pačiam tai ten nėra didelė problema Labanore. Man kaime ten šaldytuvas, šaldiklių, kaip sakoma, šiek tiek yra problemos, o ta atsarginė elektra buvo mintis šitą nupirkti 102 valandų bateriją, kaip ir per inverterį pagalvot, kaip ten prijungti elektros šinką, bet taip ir šitai progai nebuvo padaryta kol kas. Supratau, kai kaimynės mano Labanoro, tai apsirūpinu, turiu tokį generatoriuką benzininį ir nebrangiau dabar yra, tai va, nes ten buvo situacija, kai prieš porą metų tai jis ten 2 paras be elektros sėdėjo, tai per pirmą pusę paros ir mobilus ryšys dingo, kadangi tie visi bokšteliai telefono ten pasibaigė savo energijos šaltiniais, akumuliatoriai išsibaigė, taip va. Tai va taip, tokia situacija, taigi būkim pasiruošę. Tai Rolandai, mikrofonas tau. Ja, dar antra, jau žmona atsiuntė nuotrauką, kaip atrodo to obelimis. Kiek obelių dar nesamatė. Ir problema ta, kur dėti tos obelius. Dabar dar net pultų audikos nedirba, čia matau, kol tol. O aš Labanore tokios problemos neturiu. Miško žvėris susirenka ir suvalgo viską, kas nukrita. Ypač jeigu saldesni obuoliai, tai jų ant žemės nebūna. Jie tiesiog iš pradžių aš matau juos medyje, po to jie turėjo nukristi, bet ant žemės jų nedarant, klausau. Na taip. Tai kam? O to tokios va. Rytoj matysime, kokios pasekmės vyko pas mane ten kaime, kas ten per pasekmės bus. Kol kas, kadangi elektros nėra interneto, kamerų negaliu pasižiūrėti, bet dar 4 valandą po pietų dar veikia viskas, dar spėjau pasižiūrėti, ten viskas dar pakankamai gerai buvo. Tai va, tai tiek naujienų. Maitinimo blokas liktai sutikrinau, nieko ten susijusio jo viduje nėra. Kvapas truputėlį buvo, bet iš vidaus pradžiai, ten tas kvapo detektorius mano nosis pajuto tokį dvėlėsių kvapą, bet ten nieko susijusiu neradau, viskas ten tvarkoja ir netgi pradėjo normaliai veikti, kol kas testavimo režimo palieku įjungtą, žiūriu, ar neišjungs pats savaime, ar panašiai. Tai taip ir nenustačiau kol kas priežasčių, kol to. Supratau, Rolandai. Tai ką tada, neturėsi daugiau klausimų, tai tau sėkmingai surasti problemą tame Maidukyje, linkiu, kad kaime atsirastų elektra ir 7.3, mikrofonas dar tau. Ačiū Laimutė, tai pačiam irgi gero vakaro, gero likusio savaitgalio ir 7.3, LG3 Elektros yra LG6 Nijolė ir Arvidai taip pat gero vakaro ir visiems gero vakaro, čia buvo LG6 Nijolė, QRT. Gero vakaro. Tai 7.3 ir Arvidai? Lietuvai kitas vienas jaunas, kada mes
Jonas iš Merkinės priimam. LG Gritenkį, Birutė Jonas, Jėnai vakarą, geras savo verčia, dirbusiu, nežinau kiek čia, iki 10 vatų gali būti, geriausia atveju, LY1 Launas Irina, čia LY5 Birutė Jonas, labą vakarą, dar sykio Vidai gerai, patį irgi priimu, nežinau, iki 20 net iki manęs ateina, nu pikusi, sakykime, iki 20, taip kažkur sukas apie 15-17 signalas priimu. Bet tu dirbi su galingumu, tai aš suprantu, kad pas tave elektros rado. Nėra net neatsirado, aš nuo akumuliatoriaus, tik va kai įsijungiu siųstuvą, tai kristalinė lempa prigęsta biškį, aš ją irgi pas mane viskas sukomplektuota nuo 12 voltų, tai aš čia labai nepergyvenu, kadangi čia ne pirmas vėjas ir ne pirmą kartą, kai elektra dingsta kaime, tai čia žiūrėsim rytoj, jeigu čia neatsiras, tai reikės pajungti nuo akumuliatorių per taitiklį, gali šaldiklį, kad ten neatšiltų viskas, nu žiūrėsim, vienu žodžiu, kad nors išgyvensim priimu. Nuvažiuot matyt rytoj nusipirkti generatorių, dabar ir pačios signalas iki 15 kažkaip nukrito ir net biškai mažiau nukrinta, bet tai nesvarbu, bet suprantamai, dar viską galima susišnekėti, tai va tokia čia situacija priimu. Supratau, tai nu ką padarysi, kaip jau yra sąlygas ekstremalios, laukas sąlygos dirba, taip kad tiek tų žinių iš manęs ir ten, nesikankydom einam į grupę. Reiškia, su grupėj turim LY3 elektros rama, būtų prašau. Dėkui, LY5 Birutė Jonas, čia LY3 Feliksas Irena. Labas vakaras, Jonai, puikiai girdimas, 59+20 signalas siekia, tai laimės Vilniuje, klausau. LY3 Feliksas Irena, čia LY5 Birutė Jonas, iš Merkinės, Merkinės kaimo, sakykim. Labą vakarą, Laimutį, gerai ir patį girdžiu, 59+20, plus net iki 30, žuokai šnekėjo su Arvidu gal jau pačioj pradžioj, tai net iki 30 siekia, tai toks būtų mano raportas priimu. LY5 Birutė Jonas, LY3 Feliksas Irena, nu taip, ten iki 300 vatų pikiai eina, irgi iš akumuliatoriaus, tai va, kadangi 12 voltų. Tai va, tai didesnių naujienų neturiu, žinau, kad Labanore lepeškų yra daug, pridygo, dabar dygtai staigiai pradėjo ir tiek, o pas tave kokios naujienos klausau? Nu, nežinau, bruknės jau irgi prinokė kaip reikalas, aš tai nebuvau dabar miške, bet va, žmona buvo, tai ir peškų parinko, reikės nuvežti, priduot gal ir bruknių prisirinko, čia gal kelis viedrus, tai yra čia visko pas mus kol kas, bet baravykų tai dar nėra priimu. Tai va, aš irgi dėl vieno baravyko nemačiau vakar. Tai va, tai Jonai, dėkui už ryšį, gražaus vakaro, 7-3, mikrofonas dar pačiam. Dėkui, Laimutė, irgi už ryšį, likit sveiki, sėkmės ryšiuose ir sveikatos pačiam, ir mikrofoną tada Arvidui, perleidžiam priimu. Mikrofonas pasidarė. Laimutė, kaip dabar signaliukas, aš truputį kompresą atsidėjau, nepraskaidrėjo. O pagerėjo signaliukas, tikrai pagerėjo ir praskaidrėjo ir lygiai didesnį rodo, +10, +15 jau kartais iššoka, klausau. Aha, nu dabar dar truputį pridėjau. Nežinau, ar gerai, ar blogai, tai gali pakomentuoti. Aš manau, kad viskas gerai, gali būti tikrai nesublogėjo, jis dar ryškus, aiškus ir puikus signalas. Manau, kad dar gali pridėti ten kiek ten 50% ar dar daugiau, klausau. Supratau. Puiku, nu va dar mikrofoninis dar pakelsiu čia šiek tiek, kaip dabar?
Nu puikiai, plus 15 laikosi, jau gal trupučiuką kažkokie iš klausos iškraipimą atsirado, tai mikrofonio tu daugiau nekelk. Taip sakant, kai surasi tuos tembro reguliatorius, ant iCome yra kaip tembro reguliatoriai, aukšti reguliuojasi ir žemi reguliuojasi, tai tu aukštus dar truputį tilsi, o žemus trupučiuką nuleisk ir viskas. Ir bus idealus signalas, klausau. Taip, laimutė, aš va dabar va čia va su telefonu pasikviečiau, bandau maigyti, bet nerandu. Šitą manualą ir aš viską pasidarysiu. Aš bijau ne pirmą kartą, kad jau lankau. Bet viskas aišku, rytoj pasidarysiu, bus lankau, nes bijau, kad telefonas padės. Tai ir valiau, tai Arvidai dabar vienu metu mačiau 5-9 plus 20. Tai valiau, ir paskui ko girdėjau, kad LY3 Leonas Tomas yra dažnyje, tai tu pirmin, mikrofonas tau. Dėkui. Tai LY3 LT, Vytautai esi? Sveikas gyvas, Arvidai. Buvo labai silpnas signalas, 5-8. Bet paskutiniu metu išaugo iki 5-9, tai labai suprantama. Vytautai, o tu iš kur dirbi? Nes aš dirbu su iPhone 700, tai man čia visiškai, žinai, visi balsai, visi kitokie yra. Tai, žinai, negaliu net įvertinti, nei kaip, nei kur. Bet, ko gero, čia Vilniuje esi. Arvidai, jo, Vilniuje esu, nevažiavau niekur, nes šedėjai ir panašiai. Tai man ten reikia darbus pabaigti, bet gali būti, kad elektra, reiškia, dingusi yra, kadangi kaimynas skambino, klausė, ar yra elektra, pasidingo apie 4, pusę 5 kažkur tai. Tai va, o tavo signalas, žinok, yra silpnas, bet labai skaidrus. Daugiau negu šešėlio streamo. Nu, supratau. Žiūrėk, aš jo nejudinsiu, sėdžiu, žinai, va taip žeplai, nepasiruošta, tikėjausi, kad jinai prapolė elektrą, sakiau, už porą valandų atsirado, gal prapolė, kad už porą valandų atsirado, bet nėra, ir viskas, tai dabar ta radija, tai vienintelis dabar, ir telefonas irgi žiūri 10%, tikėsiu, žinai, tai gaila čia su juo švies, tai baigsiu liūdnai, klausau. Supratau, bet aš irgi šiandieną buvau ten giminių visokiausius susėjimus ir panašiai, tai irgi buvo dingusi elektra, kurias reikėjo, tai, taip sakant, aš pasiėmiau invertį ir iš mašinos užmaitinam pradžioj, paskui ta elektra atsirado, viskas gerai, bet pas mane pusėje Skaidiškių elektros nėra, tai aš dabar sėdžiu su elektra, bet čia aplinkui, taip sakant, pusė miestelio yra tamsoje Krymo. Supratau, jo, pas mane visiškai dabar tamsu čia aplink, tai nei gatvė nieko nėra, tai vat štai tokia situacija. Gerai, klausyk, Vytautai, tai čia, reiškia, stichija yra stichija, retkaršiais reikia, kad pasakytų, tai nors pradedi galvoti. Jau apie tą generatorių jau kalba buvo, bent 5 kartus eilė tokie buvo dingusi, tiek kartų buvo kalbėti, kad reikia važiuoti parsivežti generatorių 2 kartus. Nu, tai va dabar, man atrodo, jau tikrai nes jau kitaip nukasi. Nu, negyvenimas, kalbau. Taip sakant, nepakasau ir didelės išlaidos, bet jeigu nori padaryti gerai ir teisingai, tai reikia, taip sakant, jau įvadą pritaikyti, kad generatorius bus, tai čia jau didelis yra darbas, bet jeigu tiesiog nori turėti įtampą gilę kur, tai čia jau galima tiesiog pasistai ir atsivedė lemputę, priima. Žiūrėk, yra ten tas visas skydelis su RI, reiškia, tai jį įvadą paleidi per jį, ir viskas, ir baigta. Ir toliau elektra dingo, ten po kažkiek sekundžių, reiškia, persimeta kontaktą į generatorių ir, reiškia, paleidžia tą generatorių. Su elektrinis arteriais tenai, ir visas, žalinis čia. Ir dirba jis per toliau. Aš supratau, tai iš tikrųjų tai teisinga schema tai būtų upsas akumuliatorinis, kuris nereikia galingo. Sakau, nereikia didelės tos
supratau, čia reikia tiesiog galingesnio, kad išlaikytų, kaip sakant, maitinimą, kol įsikurs generatorius ir tada vėl persijungiam, nes vien tik tai generatorių statyti yra, nelabai gerai, nes reikėtų, taip sakant, nuoseklaus perėjimo primo. Žiūrėk, ten pasarai yra, ten toks įdomus dalykas reiškia. Kiek man teko bandyti, o bandyti apie jų nemažai įvairiausių jų, tai ten nuo šviesos dingimo iki jo paleidimo, tai ten mirkalnai, tai ką čia padarysi pratos? Jo, supratau. Tai va tiek reikalų. Tai jeigu sodyba atsiras elektra, tai turbūt rytoj nuvažiuosiu, o jeigu ne, tai turbūt ne. Tai va tokie reikalai pas mane priima. Žiūrėk, bet orų prognozė tai iš tikrųjų yra labai negraži, kas liečia rytdieną klausau. Tai ne orų prognozės reikalas. Tiesiog man reikia, ar bus elektra ar ne. Ar galėsiu ten darbą baigti ar ne. Tai va tik tai tiek. Tai jeigu ką, tai nuvažiuosiu turbūt kitą savaitę daryti priima. Nu, įdomiai, 20 tavo signaliukas, ką žinau. Puiku, džiaugtis reikia tik tai, klausau. Taip, tai ką, jums į grupę priima. Lyg reikia elektros arenalai, prašau. Dėkui, LY3 Leonas Tomas, LY3 Feliksas Sena, labas vakaras Vytautai, puikiai girdimas, 59 plus 20, plus 25, plus 20, plus 25, va tokia situacija, tai laimės Vilniuje, klausau. LY3 Feliksas Sena, LY3 Leonas Tomas, labas vakaras, laimės labai stipriai, didžiausias finalas, 59 plus 20, kartais truputėlį daugiau, geriau, kas yra Vilniuje, prašom. LY3 Seltas ir LY3 Setsi, tai va, tai ir neturiu didesnių naujienų, nes pas mane elektra nedingo. Tai va, čia šitam Vilnius pakrašty. Tai mikrofonas tau. Jo, laimės, supratau. Tai pas mane buvo dingusi. Apie turbūt, kad kokią valandą 12:01. Apie 12 maždaug. Tai dingo čia visame miestelėje ir čia, taip sakant, keliuose miesteliuose aplinkui. Tai buvo labai sunku. Va, bet po to kažkaip tai atsirado, tai va dabar pusėje nėra, o aš esu ten, kur ta elektra yra. Priima. Supratau, tai taip sakant, šiaip tai neįversini to, ką turi pastoviai. Va, kai tryksta, vat pajunti, kad jau kažko tai trūksta. Klausau. Jo, aš irgi kaip Arvydas, aš irgi sakė, aš planuoju tą generatorių nusipirkti į kaimą iš tikrųjų, nes ten ta orinė linija yra kelių šimtų metrų nuo 10 kV transformatoriaus, tai ten irgi tarp medžių tokie ir panašiai, tai ten visko gali būti visada. Bet kaime be elektros išgyventi lengviau negu mieste, priima. Tikrai taip, ir pas mane lygiai ta pati situacija, orinė linija, kokio gal kilometro ilgio per mišką ir ten tai snygis, šakos įlūžta, tai ten dažnai per metus taip keliolika kartų nebūna elektros, bet paprastai keliom valandom, tai va. Tai va taip, Vytautai, tai dėkui už ryšį, gražaus vakaro, 7.3, mikrofonas dar tau. Jo, supratau laimė, tai jau pas manegi sodyboje. Taigi praeina 10 kV linija, nuo kurios ir 400 V gaunu. Tai kadangi per mano mišką praeina, tai tas miškas yra ištenintas, bet pastebėjau, kad jau ten yra ta programa. Po 100 kV linijų kasimas į žemę miškingose vietovėse, tai jau ten tas projektas yra ruošiamas, tai turbūt bus geriau. Tai jeigu čia padarys truputėlį daugiau ir iki manęs kabelį paslėps, tai galbūt susiderinsiu, kad kviečiu laisvą atramą, tai galėsiu anteną užkabinti priima. O, laisva atrama yra gerai, tai va. O pas mane, kiek girdėjau, Labanore buvo tas planas pakeisti tokius laidus, nes visi bosta eso važinėti ir taisyti tas nutrauktus. Tai va, bet kažkaip tai užtilo ir kabelio nebesiruošia kol kas tiesti. O vat kabelis būtų gerai ir paslėpta, ir kitas dalykas, tai jokios šakos nebebaisės, klausau. Jo, taip, kadangi aš tai manau, kad kaip ir sakiau, kaimynas skambino šalia, kuris sodyboje gyvena, kad nebuvo elektros nuo 4 turbūt, tai gali būti, kad miške. Esam 20 kV linijose tą apsauginę zoną iki 20
metrų į vieną ir į kitą pusę. Tai taip sakant, turbūt neužkrito, bet galima, iš tikrųjų. Gali būti, tiesiog, kai tas vėjas yra, gali būti užkristi ir stipriau. Tai va tiek pas mane ir naujienų. Tai ką, tai palinkėsiu gerą vakarą, 7.3 mikrofonas dar atgal. 3 LT, 3 SE, tai taip pat 7.3, gražaus vakaro ir mikrofonas Arvidai. Mikrofonas atsakantai. Tai labai gerai, kai girdžiu 5.9 plus 20 ir daugiau dar truputuką iki manęs ateina signalas priimu. LY5 birutė Jonas, LY3 senas temas, labas vakaras Jonai. Puikiai priimu, labai garsiai, garsiau turbūt iš klausos negu laimė, 5.9 plus 20 daugiau. Vytautas Vilnius, prašom. Taip, Vytautai, aš iš akumuliatoriaus, pas mus dingo elektra jau senokai, jau gal nuo kokios 6, aš net nepažiūrėjau į laikrodį, kada ten įdingo, bet vienu žodžiu užregistravau, o čia, pas mus tokia būtų kaime situacija, iki kaimo ateina 10 kV po žeme, bet kas iš to, po visą kaimą išvedžiota oro linija ir čia pas kaimyną matyt medis virto, kad 2 laidai guli palei pirkę, aš pas jį nebuvau pasižiūrėti, kaip ten atrodo, bet vienu žodžiu, 2 laidai nutraukti guli ant žemės, tai va, ir visas kaimas dabar sėdim be elektros, bet tai, aš taip pasiruošęs, čia pas mus ta elektra dažnai dinginėja, tai aš čia turiu visokių akumuliatorių, rytoj žiūrėsim, kaip čia nais, jeigu ką, tai dar kokią įsitrauksiu saulės panelę, kad pamaitinti akumuliatorių savo šitus reikės, man tai šaldiklis ir šaldytuvas, kad neįsijungtų generatoriaus neturiu, tiesiog, kažkaip nežinau čia, man tai va daugiau tokias aš į saulės bandysiu viską išspaust priimu. LY5 birutė Jonas, LY3 senas temas. Suprantu, Jonai, iš tikrųjų, tai taip sakant, kol kas dar vis benzinas turi daugiau energijos gyventojų. Supratau, gali būti, bet benziną reikia pirkti, o saulės nereikia pirkti, tai ką žinau, čia kaime mes daug elektros nenaudojam, o dabar tiesa signalas net iki 30 stačio pakilo, tai vat kažkur labai gerai praėjimas gal pasikeitė priimu. Supratau, tai pačios signalas irgi išryškėjo stipriau. Tai ką, tai miela buvo kaip visada padaryti ryšį, tai palinkėsiu gerą vakarą, linkėjimai merkinę. Dėkui, Vytautai, dėkui ir pačiam. Gero vakaro, gero savaitgalio, likit sveiki, 7.3 mikrofonas Arvidui priimu. Tai per visi. Lietuva Y1 Leonas yra mergrūkė, ar yra laukiančių dažnį atlaukia? Y3. Buvo pirmas ir LY6 Kęstutis Vašingtonas. Tai LY6 kilovatų pakankamas geris, nes atlikėlis pačia. Tai LY3 labą vakarą. Stipriai garsiai apie 30 daugiau. LY1, LY3. Sveikas, Arvidai. Smagu tave girdėt. Negarsiai, 5-9, 10 kažkur tai decibelų spaudė. Tai įspūdis toks, kad tu ne su to transcyderiu tradiciškai, kur visada dirbi ir gal kur nors netgi iš kokios portabilios pozicijos klausau. Ne, Valdai, aš dirbu iš namų, bet nėra elektros pradingo, antras pradingas ir nebesirado. Dabar dirba nuo akumuliatoriaus. Tai va, tai beveik portabilis su akumuliatorium dirbi. Tai vis gerai. Aišku, tai taip, jo, mačiau čia, girdėjau, pas mus ne, normaliai čia, buvo tų šorų tokių beje ir dabar dar biškiuką pučia tas vėjas tokiais šorais, bet ne elektra nedingo, tik internetas buvo dingęs, bet prie kitos bazinės stoties taip pat prisijungė.
Tai pas mus viskas sukabeliuota, po žemėm sukišta, pas mus elektra dingsta, jeigu litgridą kur nors nukala, va ten jeigu jau ten daug kur kilovoltų nukala, tada pas mus dingsta, bet tai čia retas atvejis toks, tikiuosi, kad viskas bus gerai, nereiks generatoriaus jums klauso. Tas projektas čia vyko, aš nes praktiškai jau rašomai buvo šatai ir skate, nauja viską, ir tą liniją mišką buvo pakišt, viskas buvo ir konkursas. Nemažai ten yra, kur nuvažiuot, klausau. Taip, tas viskas, gal jos ten tas visas parkas įdomus iš tikrųjų, tai va taip, kad yra ir nelabai toli. Nu, tolokai iš tikrųjų gaunasi, žinai, nuovargis atsiranda ten kokius, tai va, tada antradienį kokie beveik 600 km praminta buvo, net vakar apie 500 km, tai, bet jau žinai, sakant, jau reikia poilsį. Gerai, kad mes dviesi vairuojam su žmona, tai biškiuką pasikeičiam truputėlį, su pulsi galima. Tai va. Paradė mėgėjiško nieko pas mane ant tėvas tėvį, nenuvertė, ir viskas gerai, to ir džiaugiamės klausom. Nu, smagu, Valdai, smagu, kai pas jūs ramiau, pas mus tai čia labai stipriai krato. Va dabar gal kiek ramiau, nes aš čia nebegirdžiu, būdamas jau šekia, bet prieš tai čia ką, laužė, čia vasarinius obuolius visus iškrėtė, ten švariai, žiemininkis tikratė, tai taip priimt, nu taip kokie dalykai. Kažkokie šį relaksai pas mane atsivydėsi iš kažkur net nežinau iš ko. Čia vėjau ieškoti niekas. O šiaip tai porą medžių prie tvenkinį nulaužė, čia toliau. Tai tokie aukštai, bet apie pusę medžių, žinai, ir viskas. Kažkokių problemų. Aš maniau, čia mano riešutas atsiguls su šitokia, žinai, krona viskas šitą. Bet, žinai, neatsigulė. Viskas gražu, kol kas. Prikratė riešutų, tai vienas prie vienos žemės, bet kol kas viskas neblogai kol kas. Nu taip, čia tas vakarinis derlius taip ant žemės, tai slyvės ir obuoliai alyviniai. Visus nupurdė ir pas mus nupurdė. Nu tai ką darys. Tai va, jo, čia dėl atkabeliavimo girdėjau. Pas mus paprastai aplink Panevėžį kažkoks tai matyt projektas, tik nesuprantu koks. Ar čia ką nors kokį rainagą, čia optiką kokį vedžioja, kurmis. Knysas eina tiesiog kilometrais į vieną, į kitą pusę, čia visur aplink rajoną, visur ir tokį supratį mačiau. Toks starokas tas kabelis, toks oranžinis kabelis, oranžinį tą kabelį kiša. Tu nežinai, kas ten per tas oranžinis kabelis, kas ten gali būti kausė. Reindų projektas. Va, pasakė, jo, Rolandas pasakė, Rolando, jo, supratau. Aš taip ir galvojau, sakau, kad optika matyt veda, bet Pučių kaimas kaip visada lieka užmaršty klausom. Tai Rolandai dėkui, kad nemiegi, dar tai va. Aišku, supratau, Valdai, gerai, tai ką, šitoj vietoj, taip aš įsivaizduoju, kad ko gero dėkui už ryšelį klausau. Dėkui ir tau, kad už ryšelį, tai sėkmingų rezultatų po audros, kad viskas vietoj stovėtų. Tai mikrofonas atgal. LY3 Feliksas yra Laimutį, prašau. Dėkui, LY3 Eglė, čia LY3 Feliksas yra. Labas vakaras, Valdai, puikiai girdimas. Buvo ir plus 30, paskutiniai įsijungimai kažkur apie plus 25, tai laimės Vilniuje. Klausau. LY3S, LY3S, sveikas Laimė, gerai, 5-9 iki 20 tavo signalas, matosi, kad tu nesužalotas audros klausau. Taip, elektrą turiu, bet iš principo čia pas mane viskas, čia praktiškai viskas iš akumuliatoriaus maitinasi irgi. Tai va, ta nedidelė eksperimentinė
situacija? Pas tave klausau. Aha, nu tai va, smagu, tu toks ekologiškas radio mėgėjas, ja. Gerai, tvarkingai gaunasi. Situacija gera pas mane, kol kas gera, va išėjau pasižiūrėti anteną, čia su Pauliu Lagrikto radijas ryšelį darėm per 2 metrus. Šnekėjom, tai pas jį visą laiką būdavo pilnas metro signalo, dabar žiūri tik tai kokie 6 balai ir aš daugiau biškiuką padėjau galingumą ir kažkaip tai keista, nors pas mane SVR atrodo gerai, sakau, einu žiūrėti lauką, pasižiūrėsiu, kaip mano tas kėdelis stovi 5-8, stovi, tai gerai, viskas ten su juo tvarkoja, kažkaip tai keista pasidarė. Nors Šeduvai ten sakė biškiuką smarkiau purtė, negu kad čia pas mus. Tai bet gal pasiko, nors biškiuką nulinko, kad... Tai va, tada viskas atrodo gerai. Kiek čia tu pas mane anteno, tai žinai, tik tai... Aišku, jeigu ten koks žiemą būtų kokia vėtra pradėjimas, kad ir panašiai, kada svoriai susidaro kokie ten nuo ledo, tai jau tada tikrai blogai. Dabar čia nieko, viskas normaliai. Tai mikrofonas tai laimės. 3-6, taip, o dabar tavo signalas pastovi ties 3.30 riba laikėsi, tai va. Tai viskas gražu, tai valdai, tai ir linkiu, kad, taip sakant, antenas stovėtų, nelūžtų, Paulius ten ta situacija, tai kiek žinau, ten gerokai aukštesnis antenas, tai dėl to taip visko gali būti. Tai va, ir kai neturiu daugiau naujienų, tai gražus vakaras, 7-3 ir lapitau. Aha, nu dėkui tada laimė. Gerai, dėkui. Jo, kad stovėtų, viskas stovėtų, ir tau to pačiu linkiu tada. 7-3, mikrofonas Arvidai. LY5 Birutė Jonas. Jonai, prašau. LY3 Eglė, čia LY5 Birutė Jonas, labą vakarą valdai, gerai patį girdžiu 59+30, toks iki mane signalas paeina. Nuo akumuliatoriaus pas mus elektros nėra, tai nuo akumuliatoriaus dirbu prieimus. LY5 Birutė Jonas, LY3 Eglė, sveikas Jonai, gerai, 59-20 akumuliatorius spaudžia. Esmė mano, taip kad puikiai tvarkinga. Nu, matai, ir pas juos ten problemas su elektra. Nu, ką darysi? Remontuos kada nors, klausau. Nu, aš dar va, apie Siguldą pas valdai pašnekėjai, tai aš irgi dar, kai jaunystėje turėjau motociklą, tai, nu, sakykim, kokie 75-80 kelinti metai, tai čia buvau pasienis ir Palangoj prie jūros negali lik naktį, kadangi suardavo, tenais nusiausėdavo pajūrį, tai aš visą laiką važiuodavau už Rygos, ten tokia saulakraštė yra. Ten gali statytis, kur nori, ten Rygos įlanką, ten kažkur eidavo sieną, o jau paskui tenais pabūnė kelias dienas pajūrį, tai tada pro Siguldą, pro Daugpilį, po Biškio, pro Zarasus ir jau aš taip jau traukdavau link namų, tai pasidairydamas iš šonus, tai va tokia mano su Sigulda tokia draugiška buvo priima. Aha, supratau, tai va, jo, smagu. Ja, prisimenu, aš vaikystėje jau važiuodavom su tėvu tada į Palangą, tai jo, vakarais specialiai nueidom pasižiūrėti, kaip ten akėja tą pajūrį visą. Nu, keisti dalykai buvo, nu ką darysi. Tai va, jo, ten įdomių dalykų, tikrai Latvija yra tokių įdomių dalykų, aišku, ten ir reljefas kitoks, ir tos uolos, visą kitą, tai va, ko pas mus nelabai pamatysi. Tai va, nu, smagu. Tai vadėl, kad toks užsienis nėra labai tolimas. Va, tai ir iki namų netoli sugrįžt paskui. Tai va, keliai geri pas juos, vat kas pavydu yra ir gėda, ir Lietuvos, tai kad keliai, nuostabus keliai. Na, aišku, ne visi asfaltuoti, bet kur asfaltuoti dabar, tai pasakai, sakau, važiuoji, tai jokio judesio nėra. Čia vat vakar irgi važiavom už Daugpilę, nu Zarasu, kiek ten 20 km gal kokių. Tai va, tik tai jau Zarasus, link Zarasų ir viskas, ir ten tarškėjimas, ir kaip laivas plaukia, ten tas bangas, asfaltas, nu, siaubas, gėda, nu, bet ką padaryti, klausom. Aš tai galiu kaip sakyt, senokai buvau jau Latvijoje, čia prieš kokius 5 metus gal dukra buvo grįžus, tai padarėm tokią ekskursiją kelių dienų, tai pervažiuojam per tos kraštus, bet nu kažkaip man keliai kažkaip nežinau, tenais
Kempingai patiko jų patvarkyti ten, nu, nežinau, vienu žodžiu, senokai buvau tai apie laiko, dabar apie komis net nieko neprisimenu priimu. Aha, nu sakau, dabar va čia pernai buvom irgi ten važinėjom po Latviją, šiemet irgi va keletą kartų, nu dabar idealus. Kur yra daug nesfaltuotų, va čia pro Rokiškį norėjom ten grįžti, irgi ieškojom ten kelio truputėlį, bet irgi tokių daug, labai daug nesfaltuotų kelių yra tokių, bet kur asfaltuotas, ten asfaltas idealus yra. Nu, matyt, naujas patiesas, žinai, ir teisingai padarytas kelias, matomai, kad teisinga technologija naudojama, tai tikrai labai smagu važiuoti pas juos, ta prasme. Tai va, tokie reikaliukai. O daugiau kokių čia radijo mėgėjiškų nieko, tai va, sakau, džiaugiamės, kad antenos stovi klausa. Nu tai va, pas mane irgi antenos vienavartė, viršūnėm galima sakyti, kad kelias palaužė čia ant pieno, bet tai nėra, kaip pas mane senas škotai pušiaus, tai jos jau, kaip sakant, trapesnės jos. Nu, nežinau čia. Gal jau nežinau, gal Valdai dėkui už ryšį, gal baigiam mes čia per daug įsiplėsim tokiais visokiais prisiminimais, tai paskui kiti neturės, nenorės prisiminti kažkokie. Gerai, gal Valdai dėkui tada už ryšį, likit sveiki, 7 mikrofonas jums priminė. Ačiū Janai, 7-3. Gero vakaro, mikrofoną Arvidai. Vytautai, prašau. Vakaras Valdai vėl girdėti sakyti, Labas vakaras, Vytautai. Nu, gal tarp lauko kokį nesiekia 20 kliūtų, bet irgi netoli po pusmetros vaškos, tai kad irgi puikiai girdžiu klausau. Na, Valdai, supratau. Tai aš jau savo naujienas pasakiau. Pusėje mano miestelio elektra yra pusėje, ne? Tai dabar tai dalykų yra. Bet gerai čia prasidėjo iš tikrųjų, kaip sakant, vėjas, nes nuo 12 elektros nebuvo visur ir, taip sakant, bet tiesiog mano kaiminystėje, čia už kokius 50 metrų, nuo garažo užkrito, čia kadangi miškas šalia, užkrito eglė tokia, nu, kaip čia pasakos, centimetrų 40. Šalia ir vat liepa viena yra nulaužta turbūt 50 centimetrų diametro. Tai va, tai gerai čia prasidėjo, šagų prilaužyti ar panašiai, bet tai sunkių turėjo. Aha, nu taip, malkų bus malkų šitą prasme, tai tikrai. Bet jo, jeigu kokių žalų labai didelių, bet, nu, žinai, garažas vis tiek, jeigu suniekuot garažą, ten jeigu dar mašinos stovi garažą, tai nelabai smagus reikalas. Aš nežinau, tokiais atvejais čia draudimai kaip reaguoja, klausau. Ai, nežinau, neklausiu. Nes jau sutvarkėm tą medžią, bet iš tikrųjų, bet turiu tokia nepalenkė tvarelė, tik tai nieko bašos iš tikrųjų nėra, ten turbūt 100 eurų masterės ir taip. O, nu tai gerai, tada ačiū Dievui, kad tik tiek. Nes mačiau, kad čia kažkur buvo internete ir mašinytės buvo nusileidęs kažkoks medelis rimtesnis. Nu, ką darysi, taip jau gaunasi. Nu, gal po tos audros kietas kūras atpiks, klausau. Ne, tik nėra per daug laužyta. Tai va, tokios pasidar žinios, tiesa, sodyboje Marekos įrėjus. Mane atėjo tą žinutę, nes turbūt atsikišęs kur serveris. Per šeinas, ar klausia, nes pasakė, kad nėra elektros, tai žiūrėsiu, atsiras, tai pavažiuosiu turbūt darbus savaitį, o jeigu ne, tai sėdėsiu turbūt. Oho, nu tai taip, su ta elektra, nu ką darysi, žinai, čia visokia alternatyva mes dabar turim, bet vis tiek reikalinga iš tinklo labiausiai. Tai va, sakau, pas mus viskas gerai, tik tai jeigu Litgrytė kur nors tenai ten kažkas nutinka, tada jau problemos būna, o šiaip tai 10 kV ir visa kita žema įtampas sukaišiota po žemėm čia. Prieš daug metų sukūrėme čia viską prabadė, prakaišijot ir dabar mes labai patenkinti tą prasme. Tai va, gerai, tvarkau tada, nu ką, sėkmingo vakaro, tada Vytautai ir iki sekančio, Y3
O, va, dėl tavo šaukinių šviesau, nu kas čia gaunasi kažkur, va, neprilimpa ir viskas tavo šaukiniai. Tai nu nieko padarysi, čia lyg prisegė, 7-3. LY Diesel, 7-3 valandą, gerą vakarą, Arvydai. Taip, mikrofonas pasakyti. LY kilovatas važiuoja. Pauliau, labą vakarą. Ar pakako kantrybės? Arvydai, klausau. Labas vakaras, Arvydai. Jo, Prašom nagrytės. Dėkui, LY kilovatas Vašingtonas, LY3 Feliksas Sirena. Labas vakaras, Pauliau. Gerai girdimas, 59-15, tai 100 vatų matyti, taip klausau. Taip, pritariu šitom mintim, tai va. Tai va taip, turiu ir aš generatoriuką, garaže stovi, jeigu ką. Bet kol kas nelabai teko naudoti. Gerai, Pauliu, tai didesnių radiatorių, tai dėkui už ryšį, tai vakaro 7-3, linkiu, kad greičiau statytų elektros energiją ir tiek, tai mikrofonas dar tau. Dėkui, Laimutis, dar nepasakiau, puikiai irgi priėmau 59 plus 40, Arvydai buvo plus 20, aišku, nebe 60, tai va, signalas. Atšiftuotis iš šoninių PE, čia buvo vienas kilohertas, tai labai trukdė, dabar jau švaru gražu. Tai kiekvienas Laimutis, gerą vakarą ir iki 7-3. Grąžinu mikrofoną, Arvydai. Dėkui. Už mikrofoniuką Pauliau pas mane 705 saukomas, geriausiu atveju 10 vatų, iš tikrųjų tiek nėra, 12 voltų, apie 13,8, tai kokius užkutau. Paprasta suprasti, taip, aš girdėjau, tai va, po paskutinio to kompresijos
Vašingtono Jonas. Jonai, prašau. LY6 Kęstutis Vašingtonas, LY5 Birutė Jonas, Jonas iš Merkinės, labą vakarą, Pauliau, labai gerai, patį girdžiu, 5-9 plus 25 iki 30 traukia tikuose, tai būtų raportas priimu. LY3 Birutė, LY5 Birutė Jonas, LY6 Kęstutis Vašingtonas, labas vakaras, Jonai. Taip pat puikiai priimu 5-9 plus 20 dabar buvo, ar kažkas tokio, tai šiaip viskas gerai, signalas puikus. Šiaip pasižiūrėjau kitose dažnėse, tai man tas generatorius dirba kaip reikalas, o žemiem kažkodėl įdomiai, reiškia, netrukdo tas inverteris ir netriukšmauja, o ten nuo 20 arba 40 metrų kažkur prasidedant, tai kiaurai per visą pilnai užklojęs zyzimų tokių bjaurių, kadangi matyt antena didžiulė, čia ištampyta, tai jinai gerai čia ir sugeria klausau. Supratau, nu, kaip pats Paulius sakai, kad čia žiemą blogai tenai su saulės, tai aš žiemą gyvenu Druskinykuose, aš, sakykime, iki lapkričio pabaigos būnu čia kaime, paskui apie Druskinykuose žiemoju, vėl kokią kovo pradžioj per vidurį atvažiuoju vėl į kaimą, tai man čia tas žiemą, suprantu, kad saulės netiek, bet tai jei ten čia labai kaime ir nėr kur tos elektros ir nenaudojo, čia aišku, jeigu čia bus nuo saulės, tai ir kokių stakliukų ar ten kažką, tai nepatrauks šiandien, tai aš kiek dar suprantu, bet vis tiek bent jau nebirbint po ausimto generatorius, tai man jisai irgi tokis, nežinau, man tai geriau, aš suprantu, kad tie keitikliai irgi triukšmo duoda daug, bet tai vis tiek tas triukšmas tai yra elektrinis, kaip sakydausis, netai prieimo, o čia kažkokis tokis birbėjimas palei šoną, nežinau, man jisai aš vis tiek linkęs arčiau saulės likt priimu. Pasižiūrėjau, pasirodo biškį numenkino, aš tą signalą puikiai priimu 5-9 plus 5, šioje vietoje 60 buvo užsidegę, tai dar pilna skalė, nu kaip tos saulės, tai pasakyti, kad dienos jos nebūna saulės, tai maksimum ten aš iš 2 panelių gaunu apie 100 vatų ir viskas, tai jeigu partneriai įsikrauti, tai nelabai daug įkrauti, aišku, galima iš anksto įsikrauti iš tinklo, kaip ten ir ten gali pasijungti pas mane toks hibridinės, bet jis labai jau kinetiškas, tai žiūrėkit, nesusigalinkit savo ryšį, nes kai dirba saulė, tai ant visų diapazono trumpų bangų, kas 30 kHz yra stovi triukšmas, toks gana stiprus. O po to jau kai nustoja visi krovimai įsijungia, viskas tada būna kaip ir ramiau. Tai va, viskas yra gerai, bet šitas aišku, nedideliam telefonai tikriausiai viskas tinka, bet lėktuvas tiek kokių 60 vatų, kad 100 paprašo. Tai va, reikia pamatyti, kad užtektų įgauti. Ai, tai aš tai biškai kitaip galvoju, aš tai galvoju apie 10-12 panelių, pasistatyti čia lauke, nors aš miške gyvenu, bet yra tai tokia laukymė, kurioje aš bandysiu susimontuoti. Turiu 2 akumuliatorius, 12 voltų, gal po 240 ampervalandžių ar kažkur dabar aš jau ampervalandžių nežinau. Ir konverterį turiu tokį, sakykime, valdiklį tą saulės, kuris viską tenais reguliuoja 1,5 kW. Tai aš manau, 1,5 kW, tai čia man užteks gal ir šaldytuvai temptų, sakykime, šaldiklį, ko gero, gal patems jie vienu kartu nesijungia, bet tai, nežinau, aš dar bandysiu, žiūrėsiu, jeigu ten kažkas, tai tada galima panelių daugiau pastatyti, jeigu, tai va tokie pas mane planai, bet kol kas turiu tik tais va tą akumuliatorius turiu ir keitiklį tą turiu, valdiklį, kaip jį pavadint, priimu. Suprasta, nu, į 12 voltų nespręskime, bus labai didelės naudas, 24 minimum, bet tai geriausia 48 būtų baterija. Ir jurgis Vynas nedykęs tam
Supratau, ne, pas mane aš tai visgi liksiu prie 12 voltų, kadangi aš turiu ir tą valdiklį 12 voltų ir pas mane viskas, sakykime, 12 voltų, nes radio stotelė, televizorius, modemai, visi internetas, nu viskas nuo 12 voltų. Aš net ir apšvietimą aš čia buvau įsivedžiojęs 12 voltų, bet kažkaip galvoju, nu nežinau, kol kas dar čia nieko, bet aš visgi liksiu prie 12 voltų. Tai, o kad ten srovės nesupranta, bet tai, nu tai ką, nu, aš tokių galingumų didžiulių nenaudosiu. Man va tiesiog kažkur va, 1,5 kilovato, tai aš įsivaizduoju, kad jeigu kokius 500 vatų ar kilovatą jisai duos, tai man pilnos akys, aš nežinau, daugiau man čia kaime ir nereikia priimti. Kiek akumuliatorius reikia paimti srovės ir gauti kilovatą. Pasverkit, pasižiūrėkit, aišku, kokios esu. Nebent kažkaip kartu lygiai Dėkui Pauliui ir jums už ryšį, dėkui už konsultaciją, likit sveiki, sėkmės ryšiuose, 7.3, mikrofoną tada Arvydai, atsiduodam priimu. LY3 Leonas Tomas, labas vakaras, Paulius. Ir puikiai priimu 5.9/15. Tiesa, paskutinėme įsijungime nukrito signalas iki 5/9, bet viską puikiai priimu Vytautas Arvilinas. LY3 Leonas Tomas, LY6 Kęstutis Vašingtonas. Labas vakaras, Vytautai. Irgi girdžiuosi 5.9/20. Supratau, Paulius, tai iki 15:20 tiesiog signalas. Tai viskas puiku. Tai va, taip pasinėlė elektra yra, viskas tvarkoj. Bet sutiksiu su pačiu dėl 12 voltų, kadangi yra negerai, nes aš irgi tokį ruošiuosi kaime mažą tokią alternatyvą pasiremti, tai 50 voltų vis dėlto darysiu, nes, nu, kaip čia, ten kilovatas ant 12 voltų, tai kokių 15 amperų turbūt yra, tai čia, tiesiog neišsipirksiu laiduose priimam. Nu, tai kilovatas, jeigu ant 12 voltų, tai 83 amperai yra klausoma. Taip, tai va, tai, taip sakant, geriausia 50 yra būtiniam vartojimui. Ir čia pas mane, pavyzdžiui, va, yra ir sprintuvas 58 voltų ir panašiai, tai viską galima susimažinti. Tai va, tai pavojinga iš tikrųjų yra tokias sroves leisti būdėje priimu. Nu, tai taip, ten ir vyrusiais, tas 12 įsvedžiojimas irgi, tai atitinkamai, kai įtampa žema, tai srovė labai saugoma. 20 vatų paprašyti, tai visi didžiuliai greitimai, viskas reikėjo perduoti, leidžiantis į akumuliatoriaus įtampos žemesnės, tai jau atitinkamai mažesnės panelių skaičius jungiasi prie inverterio, nebent kažką gaminti pačiam ir tada ir taip toliau. Tai va, tai aš turiu 24 voltų, bet šiaip galvoju, kad jo, geriausias irgi pasirinkimas yra 48, turbūt ten toks kaip standartinis jau tokiems didesniems galingumams klausom. Jo, taip, sutinku, Paulius. Tai va, tai jo, 48 arba 50, tai turbūt geriausiai išeitis yra. Tai ką, padėkosiu už ryšį, mielai paplatėjom, gerą vakarą, 7.3. Dėkui irgi už ryšį, smagu buvo tiek daug girdėti pašnekovų šiandien ir jūs irgi. LY3 Leonas Tomas, LY6 Kęstutis Vašingtonas, gerą vakarą 7.3, grąžinu mikrofoną Arvydai. Ačiū, LY6 Kęstutis Vašingtonas, LY3 Segė, labas vakaras, Pauliau.
Gerai, 5-9 plus 15, Valdas Panevėžyje klausau. LY3 Eglė, LY6 Kęstutis Vašingtonas. Labas vakaras, Valdai. Taip pat puikiai priemonė 40 plus 50. Tas papilės, Paulius, Dabar 20 rodo, 5-9 plus 20 metras. Skaidimas kažkokia varijuoja, nieko čia baisaus. Aha, tai va, tai nežinau naujienas, mano turbūt visas girdėčiau, ilgai plėtėjom su visais korespondentais, daugiau kažkokio protingo ir nebepasakysiu. Tik tai, paklausiu, dabar pats matai naudoju tą hibridinę situaciją, tą hibridinę saulės ten akumuliatorių krauna. Pas mane situacija tokia, yra kioremas, supranti, yra kioremas, toks bjaurus kioremas išlenda ir jisai periodiškumas toks yra, kas keletą minučių įsijungia, paeina kiek vėl įsijungia, vėl įsijungia. Sakau, gal šitie hibridinė šitie kartais dirba, nėra tokio periodiškumo, jie neturi kažką ten, kas nors neteko pastebėti, klausau. daugiau kaip visada. Dėl tų triukšmų jo, pas man sakau, kas 30 kHz stabilai galima visą skalę sugraduoti. Visur triukšmas, kylant ten jau aišku į aukštesnės dažnės, nepamenu ties 21 ar kelių MHz pradeda nykti ir išnyksta. Bet pas mane jisai nepulsuojantis, kadangi kažkaip tai ten, nežinau, kažkaip pavimas, palaikymas, programas, vienodas, tas jau įkrovimo mechanizmas ir logika. Tai gal nusistovi ir ten pastovi laiko kažkokia tai srovė ir tiek. Bet mano labai jau toks paprastas ten kažkoks kinai gamina daug vardų gaminančių pačių ir ten yra upsas tai saulės energijai klausoma. Aha, supratau. Taip, čia su kinietiškais tai problemas yra. Visi jie ten kinietiškai, aišku, bet kurie turi tos sertifikatus normalesnius, tai truputėlį kitaip padaryti yra. Čia mano futbolis pasistatęs, atrodo viskas gerai, ten su tuo inverteriu, bet ten su visom mapom ir taip toliau, ten, žinai, tai ten tokį jau normalų. Ne iš AliExpresso pirko jis tą inverterį. Tai va, be krovimo pas man irgi kinietiškas stovi, bet yra kaip trūkžių neskleidžia. Tai va, pas kaimyną vėl pastatė irgi šį kinietišką tokį. Bet irgi ten terapo, ten visą kitą, ten žinai, su garantijom tom, tai nepastebėjau. Bet va, yra kažkur mūsų teritorija, kažkoks grūdas sulindęs yra, kuris va, šitaip dirba. Tai 9 valai, 80 metrų, 9 valai, varo, keletą minučių dingsta, paskui keletą minučių tyvų, nieko, viskas tvarkoja. Vėl praeina keletą minučių, vėl įsijungia, vėl 9 valai varo. Ir va čia ryšio reguliavimo tarnyba, kada buvo pernai ir užpernai dabar, nes kiekvieną atvažiavus irgi čia pasižiūrėjau, nieko ten nesurado, nieko neaptiko jie, ten aparatūros tos neturi dabar. Trumpom bangom ten, žodžiu, ten žiūrėti, testuot ir monitorinti, tai, žodžiu, išvažiavo ir nieko nepadarė. Tai va, tai bet man pačiam labai smalsu, kas čia per daiktas toks, nes čia po daugiau to čia daugiau tokių rėmas, atsirast gali, reikia vis tiek kažkaip tai su jais kovoti, nes kitaip rankas nuleisi, nežinau, iš tikrųjų, truputėlį leidžiasi, bet rankas nieko nepadarys. Tai va, žiūrėsim, gal kada nors kas nors paaiškės, gal numirs, duokiem Dieve amžinai atvirsi tam aparatui, kuris šitaip daro, bet ilgai reiks palaukti, nervų prigadins dar. Tai tokios mintis daugiau, kaip ir neturiu ką pasakyti protingo, su Pauliu, LY6 kW Vašingtonas, LY3. Supratau, nu, vat, aš irgi nežinau. Triukšmai ir panašu, tas triukšmas būtent eina iš panelių pajungimo laidų, tada tik jos per tą galą kažkaip iškusi. O galas kaip atėmas, vienas yra dar radenangesnis, tai kažkaip ir vakare, kai jis nedirba, irgi tokį patį triukšmą pas mane.
supratau, aš tada įrenginėjau čia iš karto tokį prevencinį tokį dalyką darau, iš karto nupirkau granuoto kabelio. Nu, vat, ten 20 turbūt ten kažkoks kitos biškuta, ten kelių laidų eina 4, o 5 laidų nebeprisimenu, tos granuotos buvo, tai irgi pastačiau atskirą dėžutę pastačiau ir tuo granuoto kabelį, kitos dėžutės ir paskui ten stačiau filtrus vienoj pusė, ir kur jie į panelės eina, į tą stringą ir kur į 20, kur į tinklą eina, ten irgi pastačiau filtrą, irgi atskiras tokias dėžutės pastačiau. Tiesiog nupirkau iš Lamonos, kur jo mašiną filtrą, yra po 2 filtrų perma, ten iš jų visą girlandą sujungt, daug filtrų pastatyti ten galima, kad daugiau to geriau verslėtins, tai va tas atrodo, kad gal nereikia, ten šitais dariau, bet sakau, mažai taupsiu, geriau užbėgti už akių problemą klausau. Man ypatingai dar irgi čia galvoja, koks metų jaučiasi, neturiu rankinuko, bet būtent tas galas, kuris pasijungia prie valdymo, ten vat irgi tą kištuką įjungus, ten yra šitas galvanės įsikimas, bet reikia, tai ten irgi kaip antena irgi triukšmai dar iš ten, ten šitų galų iš kur kaip pasiūkti, tai yra triukšmų, tokie aparatai, jie matyt, kada nori atitikti tos reikalavimus, tai jūs turi tvarkytojų, tai triukšmai. Tai va, tai reikalai tada. Gerai, tai ką tada dėkosiu gerą vakarą ir netrūksta laikrodžiai ten, Ačiū, Pauliau, pačiams apie sėkmės ir neturėsiu. Aš visų grupę atsisveikinu, vos nekėsiu čia, šiandien prisėkė tvirtį, Arvidai Tomai. Dėkui. Tai kągi, bandysiu dar paklausti, Lietuvoje grupės vienas laukas, ar yra laukiančių dar nieko? Labą vakarą. Girdžiu, puikiai, Arvydas Vilniuje klausau. Pakankamai gerai pavarkė pas jūs. Tai čia šitas keliukas iki asfalto užverstas yra. Ar ten jau, reiškia, molėtai utena? Klausau. Kaip nusukas Supratau, nu tai ką čia. Omo klubai nuoširdžiausi linkėjimai nuo mūsų skeduko, vat ir darykų perdodam linkėjimus tada, ir dar iš ten aišku technikos
Kartoju viską, klausau. Bet nelyja, bet lietutis pas jūs labai stiprus atėjo. Nu, kągi, šitai vietoj užuojauta, aišku, ir tikėsimės, kad ilgai tenai nelys. Tai va, tai gerai, Audrė, tada informacijos daugiau nėra, ir pas mus šalyna, ir pas mus idėjų interakcija visą dieną čia, ir apsalaužyti yra, ir pagriūti, bet automobilio eismas yra, bet čia buvo išėjęs pasižiūrėti, čia palydė, reiškia, tai sūduši šeima, tai važiuoja vėl profitą, tai matyt, palydė užmiršti. Gerai, tada tai ką, linkėsiu, reiškia, kad kuo greičiau pasibaigti visi dalykai, tada ir Audriau kviečiu į grupę tada, klausau. Labas vakaras, Audriau. 5-9 + 10 kažkur tai apie tokį lygį sukėjasi rodiklį. Tai Laidis Vilniuje, klausau. Pasitikslinu, 5-9 + 20 dabar tvirtai laikėsi. Tai taip, Audriau, kaip tik tai girdėjau visą informaciją, labai įdomu, dėl to, kad Labanoras tai yra ne taip jau toli nuo tos Utenos, tai reiškia, ten irgi kataklizmai vyko. Tai va, tai Audriau, dėkui už ryšį, gražaus vakaros 7-3 ir aš atsisveikinsiu ir su visa grupė, tai visiems 7-3, tai Audriau, dar mikrofonas tau.
20 dar su truputuku kartais iššoka daugiau, tai toks būtų raportas nuo manęs priimant. Leonas Ygrikas 5, Birutė Jonas, Leonas Ygrikas, Birutė Jonai, labas vakaras. Tokia dėl informacijos irgi prieš 3 savaitės buvau jūsų miestelį Merkinėje, teko plaukti upę su baidarėm grunta. Čia prieš 2 savaitės irgi mes matėm tos pasekėjus, kur tada privertė. Pravažiavom, ten yra tas žiedas, kaip pasukti. Jeigu važiuoti iš Merkinės į Vilnių, pasukti irgi tas Merkinės, tas pravažiuoti irgi matėm tas šiaurų įvykus, nuvartytus stogus, namus, plaukiam baidarėm, irgi teko upės, traukiam baidarėm, Nu, supratau, nugrūda tai labai tokia vingiuota, ten prašo, kad ten plauki ir girdi kažkur šneka, o aš neplauki, tai, nu, geri. Man tai grūda patinka dėl tų vingių tokių įdomių. Bet šiaip tai jūna gal net įdomiau būtų plaukioti, kada nors jeigu neplaukė, tai jūna, bet tai nesvarbu. Supratau, nu tai nežinau, čia mūsų kaime, tenais už Merkinės Vašonėlim druskininkų pavarkė miškus, tenais laužė per pusę, kas į šaknų nevirto, tai per pusę laužė, o mūsų kaime kažkur taip ramiai praėjo tas visas gūsiai tie visi, bet nieko čia nepadarė blogo. Tai nežinau daugiau, Andriau, ką čia dar mes galim pašnekėti, gal tada mikrofonas jums, gal dar ką nors užminsit ant kalbos streamo. Jonai, pačioj Merkinės tai iš žuvės, nuvažiavom į Merkinės tokio porą kilometrų, tikrai gal kokius ten pamatėm tą žiaurų, tą likimą. Ten, kai važiuojas po kairę miestelį, ten prieštis po kairį, ten transportas pavažiuotas, pavyzdžiui, senyvi žmonės gyvena, aš nežinau, kaip jiems ten mato tą stogą statyti, taip ir, sakau, kaip būna, matai tas per Discovery per televizorių, bet kai tai grinai pamatai, tu kaip, atrodo, kaip būtų, kad sušaudė, kaip po savito, neįsivaizduoju. Tai ačiū, kad tu grįžti. Tai padarom, tai iš manęs viską, tai jūsų gerai. Dėkui, Audriau, dėkui už ryšį, dėkui už likit sveiki tada, gerų ryšių jums, likit sveiki ir mikrofoną tada Arvydui pervedam priimu. Vakaras, Audriau, gerai. Vytautas yra Vilnius, prašom. Leonas Ygrikas, Leonas Ygrikas, priimu aš jis irgi Vytautai labai 5-9-20. Tokios informacijos turiu, viskas Ygrikas genutė Nijolė Kristiaunas Tomas, tai Audriau viską girdėjau. Tai čia pas mus šalia Vilnius irgi labai gerai pavartė, čia ant kaimyno garažų išvirto ant tvorelės, čia parke irgi, taip sakant, vienas medis nuvirtęs, bet tokie jau galingi, 40-50 cm. Tai pasiekė reikalų, elektra yra, viskas tvarkoja, tai tiek pas mane žinių, prašom. Pastebėjau, kad visi tokie savo metų, kaip aš sakau, gali apgadinti ir pieštis nelėsti. Būtent tokius visus nuverti, kaip sakau, visi gamta, jeigu nenupjovė medkirčiai, kaip sakau, uolienai, tai gamta suvalgė savo šiklą. Pusės tos senolius, kad jauni medeliai pradėtų augti. Tokia žarnata, žinau. Supratau, tai ką, tai naujienas išgirdau, tai padėkosiu iš ryšį, palinkėsiu gerą vakarą 7-3. Vašingtonas dabar, prašau, Pauliau. Leonas Ygrikas 1,
kokiem pasižiūrėti, koks signalas stiprumas. Vos matosi, aišku, bet šiek tiek datraukia, į tą pusę mano siekiau, einant visiškai užstoja. Tai va, patį gerai priėmau 3
galvoti, jeigu yra, tai yra. Rimta, Arvidai, pačiam kuo greičiau atgauti energiją, tai pasakyti, kad reaktyvai nereikia pagerti visiems, kurie iš tikrųjų smagu, bet, na, sakau, aš pas mus